Slogelį pasigavęs neseniai. Slogą? Lošėt laupę fulę? Jo. Išsiplovau, blemba, rūbus ir su šlapiais variau. Iškart perskutėjau nes. Negaliu tai kamerą, blemba. Blemba jodas. Kažkaip vien praeitą kartą kažkaip keistai, ne? Viršų tokį mažiau palikai, bet žiūri gerai tauga. Viršų tokį trumpesnį palikai, o galą tokį ilgesnį ir žiūri gerai tauga. Mano bent jau. Nuomonė. Na, aš visai, ne visai, bet dažniausiai dėdaus. Kaip kažką kitką noriu išdaryti. Čia žiūrės. Paručiu, bet tai nebloga. Kaip mokyklai sekasi? Puikiai? Taip pamokinės? Jo, tu locked in. Nu, locked in. Bravo dabar dailės sunkiai sekasi. Dailė? Ne, nu taip aš. Neatsiskaičiau, žiauriai sunku. Tipo, turiu meną, kūrinį kažkokį padaryti. Tipo, žiauriai gal. Ir ten tipo labai griežtai įsivertina? Jo, žiauriai griežtai. Va. Iš kurioj tu mokyklai? Gediminas. Čia sportas šalia. Ką, man išmokti iš 10, iš lietuvių 10, iš dailės 2. Na dar neskaičiau dar, tai skaitysiu gausiu 10. Profas? Šiausiai jau art visa, Ronaldo art. Drakonas kažkokias nežinau. Ai, drakonus. Nesunku drakonus piešti. Na tai kompa. Lemba, nu. Tu pavyzdžiui šeštadienį dirbi, ar ne? Ne, o. Tai savaitgaliai savo. Jo. Man kažkaip dažnai pasidarė jarmuką reikia varyti. Jarmuką? Jo. Ir savaitgalis reikia varyti. Tai kartais ir tai būna off, net jeigu ir pasidarydavau savaitgalius. Toks, lemą pastoviai reikia prižiūrėti, kad neiškristų. Nes kai prisirašo žmonių ir blet sako, tai varyk, čia reikia biškį, kad pavarytum. Nu, sakau, anksčiau negalėjom sugalvoti. Taip žmonės pro šalį eina, ką, čia robotai. Ėjai ataką. Blemba, kaip pati galvoju, tai kai ši per ėjais. Šaudai, ne. Aš žinai, kaip NPC, dar stovėtum prie durų, tai patikėčiau, koks NPC. Side questą pasim. Nu. Dėl ko smagai? Čipsų valgai? Ne. Nevalgai čipsų? Riebalą užvalgiau. Riebalą? Jo. Ir dėl to atsiranda? Jo. Mane nuo riebalo žiūri. Nu, tipo, negaliu ten tokį kaip sviestą. Arba žiauriai. Ai, pieną riebalo. Ką čia to visi valgai? Tai, ką čia valgiau? Sviestą. Nu, aš mėgstu sviestą ir tą... į tokį šūdą. Tai, tipo, ką žinau, pasakyti, iškepą, ne? Neiškepą, nu, žodžiu. Sviestas su kuo? Su bulka. Su Nu, bulka? žodžiu, kračia. Žinai, kaip būna su marinai. Jo. Bet tai va kitokio. Tik kad susijęs. Ir žiūri, skaniai savai. Negaliu išsiverkti, ne? Taip, pareis per lūpą.
Gal, napas tai išskirtinis. Toks rimtas atvejis. Kaip fulė sekasi. Aha, važiavai. Gerai. Man išvarau į Bulgariją. Surinkne. Ir jau bus rimta. Judėjimą kažkokį. Jo. Nu, tipo, pirmadienį iki ketvirtadienį liktais ar iki trečiadienį Lietuvoje treškės. Ir ta grai varom į Bulgariją, nuskrendam į Bulgariją. Slovakiją ar Slovėniją, ten Bulgariją ir Lenkiją lošim. Ir arba baisiai pasidušinsim, arba ką žinau. Da, vienintelis variantas baisiai pasidukinsim. Aš nemanau, kad padarysiu. Komanda paves. Baisiai nurašinėja visi. Tave? Ne, grajus. Tai pavaržybos. Po pasiduoda dar neprasidėjus. Jo, sako, nuo Lenkų gausim jau šio. Prieš Bulgaros ir prieš Slovakas taip pat dar darim tam. Pizdės kaip kutelai. Okay. Jo. Sako. Belenkai karštą foną kodėl? Ne, tai baisiai. Norėčiau užmiršti. Galvau, kad tai geras, o visai buvo. O tai tėvai Panevėžyje, ne vis dar? Jo. Grįžti ar nelabai? Jo, grįžtu. Dar grįžau vieną kartą, žiūriu, mama, tik toks skolina. To nago, o kur pasaulis dingo. Lemma jo dabar. Tėvai irgi pradėjom pradėtis visi žiūrėti. Ne tik daug, ten gal, nu kažkurį, bet tokį formatą, kai scrollinu, ne, kaip scrollinu. Tu na, žiūriu 2 valandas, mama, prie telefono sėdi scrollinu. Pavarau. Taip, aš grįžęs, tipo, bazarinam su visais vien strigus telefonė. Tėvas irgi karočią telefoną išsitraukė, kažką ten su Google pagooglino, jis net nemato, kas ten telefonė parašyta. Kažką taip atsivertė, toj paguglinsiu, sako. Eitu, na, galvoju. Jo, dabar ir jie ten pradėjo pasikelį žiūrėti žiūrį. Jankelis? Žiūrį. Mirti per savaitę gal. Kasdieną. Arba baisiai mėgsta Facebooką, žinai, kur išmestas anekdotus. Tai natų. Gal atsiunčia tavo anekdotą? Jo, aš kokį juokingą neseniai. Kažkas ten su karvė ir bombolį kaip žvengiau nuvažiavo. Kada buvo, sakai, geimas savaitgalį? Nu, bus šeštadienį ir to rinktinė pirmadienį. Tai man iš šulenėse. Jo.
Šansas, Emilija. Su autotorija ar su balta? Ne, srautas. Šaibė nepatinka. Bet čia atrodo, pulės užžydėsi iš karto. Milijonė. Pirma mašina Lambo. Lambas kliavo. Vasarą, pavyzdžiui, įsipirko anksčiau ir kaip jau tokį pačių laiką. Realiai tą patį. Ta pat? Jo, iš to grafikų, nežinau, jau dirbu. Realiai visą karjerą, atrodo. Visai gal dar panašiai. Kiek, pavyzdžiui, klientų dieną? Kokį 10? Apie 15. 10 tai čia jau dėjau. Labai. Kas yra? Tipo labai rami diena. Savaitgalį dirbdavau šeštadienį tik iki 3 ir tai kažkaip gaudosi, kad apie 15 vis tiek gaudosi. Nors galvodavau kokius 5 nukirpti ir eisi namo. Šiaip galvoju, gal reikės pradėti dažniau dirbti. Va, ant švenčių tikrai reikės, nes ir kelis mėnesius man ten kariuomenės nebūna, bet per pačią žiemą. Kažkaip jie padaro, kad mažiau būtų per švenčių laikotarpį. Tai galėsiu daugiau padėti, nebus man savaitgalių. Tiesiog bus labai hype pop. Kaip čia pasakyti. Nieko nėra nuobodu, bet va, tokie... Na jau, žinai, kad 15 yra žmogus ir tiesiog žiauriai. Nu, nuobodu, kad tingi, tai jo, aš pirmas žmogų tingi dirbti. Nu, tipo, čia kai žinau, kad tave vieną tik dirbsi, tai moku toks. Visai fain. Pasikarpaliot po. Bet kai ateini į darbo dieną, aš pirmas žmogus nenoriu matyti, man iškart dingsta nuomonė, gal pamačiau pirmą klientą. O kokį vat lengviausiai yra, ką padaryti? Gal man laukeiteri, nes einamiausias ir daugiausiai praktikos turi ir labai gerai. Labai lengva padaryti jau. Kokį milijardą laukeiteri esu padaręs. Labai dabar prašau. Šiaip bazas visi galvoja, kad lengvas, bet man tai vienas iš sunkiausių. Rimtai? Nu. Nes toks... Vis dar kai lietuvių ir hardlinai ten visą kitą negyvinus, ten toks reski mišio.
Ai, sakė, neįteina. Yeah. Ai, tu su kambarioku gyveni? Yeah. Tai kovas su kažkuo gyveni? Ar geriau vienam gyveni? Blemba, gal. Smirda kambarioku. Nesitvarka. Žinai, dar tokį tvarkantį gaučiaus, tai būtų. Jau čia nelabai yra, kad. Ar tai labai tvarkinga? Ne, nesu tipo žiūri tvarkingas, nu, bet žinai, nors noriu palaikyti tvarką, kas kokias 2 dienas, žinai. Ir reikia susitvarkyti. Tai šitos duris geriau nekelti. Nekelt? Spogai. A. Ne, kavai. Taip nevienodai. Vieną įsilau taip ir tai kitoj hai. Tipo yra buvę taip, kad karačia... kaip čia noriu pasakyti. Ai, kad apie ir sako, kad tipo nemokėsi ar kažką tokio. Ne, taip sakė. Tipo yra buvę... dar... Suka, čia kaip debilas klausinėjai. O tipo daugiau yra paauglių ar vyrų, kurie keliasi? Auglių jaučiu. O vakar, pavyzdžiui, daug žmonių buvo? Arba normaliai. Nu, kaip aš visą laiką ateinu būna apie 15. Prasme, full book. Tai aš jau jeigu ateinu, tai ir pasuko savo 10 valandų. Atbūnu ir einu namo. A, tu bandai irgi kirpti? A, ne. Jo, man nieks nebepasitikė. Nebepasitikė? Nu. Nu ko, supisas biški? Ką? Supisai biški kažką? Ne, tiesiog nieks nebenori. Nu, tipo, tai aš, savo mėstį. Žiūrėjau, tipo, nori, kad atkirpčiau ir vėl, tipo, kars nuo karto. Kaip priauga, žinai. Jo. Karočią, negrįžti. Ar nebegrįžti? Jo, žiūri retai. Kiek laiko? Atšvenčiu, ne? Nu, dabar tai, neseniai buvau, nes nebuvo varžybų. Dabar nebuvau praeitą savaitgalį. Šį irgi nebūsiu. Kitą irgi nebūsiu. Dabar nusimato, kad tik už 3 savaičių gal tai bus namas. Silbaukit. Pasilgsta tėvai. Ką? Pasilgsta tėvai. Va. Sako, grįžk. Nekeista nuo tokio jauno amžiaus gyventi be tėvų. Manau. Iš pradžių ten metus su bišniuko su broliu gyvenau, tai nebuvo taip, žinai. Aha. Dabar tai jau, žinai, kaip Lietuvoj O supratki nebegyveni? Ką? Supratki nebegyveni? Ne, išvaręs su savo merį gyventi.
Žiūriu, kur kamerį geriau. Čia dar dėl tos saulės tai jaučiu, kad aš įsigės man visas įdegas. Vis per daug uždegęs. Reikia už tokius šūdus vakarę filmuoti, vis leidžiu. Jeigu kitą kartą žinosiu, užsirašysiu kitą kartą. Išsimi dar ką nors be fulės. Ką? Išsimi dar ką nors be fulės. Ar fulė mokykla ir ką? Čia, nebent žaidimais. Ložį žaidim. Kompiuteris. Ne. Su konsolė žaidė ar su Ne, kompu? su kompu. Savo. Nu, kad čia pasijungi. Nu, tai nuo mūdo, jeigu draugelis dar pakviečia kokį Minecraftą palošti arba FIFA dažniausiai. Ar fuliai per kompą žaidži? Jo. Profas ant seso. Užsimainai. Nesu geriausias. Yra kur dar patobulėti. Ir daug pinigų gaun? Yra čia. Dabar bet ko gali būti, nes taip lengva save besidirti. Jeigu probuli? Ne, tipo bet ko gali būti, taip lengva save besidirti. Kodėl? Tai va, patys neseniai su draugeliais pradėjom, nu, ir sen vos maikės patram 5 lengvai, ne, įsidirbau pas... Fulės maikės? Ne, tiesiog, nu, karačių centrą. Nu, centrinės, polo maikės, žinai. Taip, tai parsidėjom pasėm tiesiog savo polą ir iš to. Nu, kai reikia šaibu, čia taip lengva užsidirbdavau. O iš kur pasima? Stoksą? Tai nesvarbu, rapė. Kažkur, nežinau, draugelis. Mačiau Vintelė karočią, baisiai sėlinasi dabar tie Nike, Therma, tokie šaisti yra. Lemon, pastebėjau dabar irgi žiūrėjau. Lemon, jeigu 20 kažkėlis eurus kasmet sprogsta, iš karto jau nėra. Sekundėm. Tai visai gal. Aš nežinau, už kiek jas gauti manau, bet gal ten visai geras profitas būtų. Aš žinai, sėfensas. Ja. Nu, tai visai negausi pasirinkti kokias. Tai nėra, kad labai ilgai iš Kinijos siunčia. Kas yra? Nėra, kad labai ilgai siunčia. Nu, tipo, aš turiu kitą agentą, ten daug nepasakysiu tiesiai, kaip padėjau sužinoti. Tai greičiau atsiunčia? Ja, per 6 ten 11 dienų. Žiauriai, žinai, ten. Scaling savo biznisą. Šį kartą galvoju, blemą, nes tipo Vintelė šopino ir pamatau kokius items, kur negaliu patikėti, žinai. Šiandien ryte žiūrėjau, tipo, Black Caps, ne, ten už 8 eurų man praimėtis. Lempa apžiūriu, viskas zaibisnis, tipo, nėra, kad blogai atrodo. Aišku, ten fake, bet taip neblogai atrodo. Net galvoju, už kiek jis gauna, kad atsiuntimas jam, pati prekė atsipirkti ir dar profitą užsimesti už 8 pardavinėdama. Ten tos visi ant penas jaučia 8 kainuoja. Ne. Nu, tipo, būna... Dažniausiai, žinai, tenais plekės, nu, 9,5, jie kainuoja po 20 ten eurų siuntimas, nu, kiek čia kilogramas, nu, tai irgi 15, nu, tai va, čia gaunas yra 5 susiuntimų ir šipinė. O šipinė, nu, ir tiesiog profitas sėliau. Tai grinai kiam 5 eurai profitas.
Ir jeigu ten supranti, kokios prekės, man dabar žiemai pasirašyti ten kažką, kas eis, Jo. ne, aš tik ten tikrai gali neblogai uždėti. Jo. Draugelis man tiek pravedė kelnes, kad karotė kibirą nusipirko. Rimtai? Nu, Žiauru. pavydas žiauriai užžėmė. Pradėjai selint. Su vos kibirą. Tai ką jis ten jau Dyson's pardavė? Iš belenkiek profitą, ne? Ne, maikutės rūpo trap reikia. Irgi. Bet tai daug viskas, ne. Vinted žiūriausia pardavinė. Jo. Sunkiai suprantant.